Kėdainių sporto mokyklos futbolo maniežiai vyko tarptautinis vaikų gimusių 2004 metais futbolo turnyras Futbolo klubo Nevėžis taurė, kuriame dalyvavo 10 komandų iš Lietuvos ir 2 iš Latvijos. Garbingai turnyre pasirodė patys jauniausi Nevėžio futbolininkai, kurie užėmė 4 vietą. Pasiekę 2 pergalės ir 1 lygiąsias pogrupyje, jaunieji kėdainiečiai pusfinalyje tik po baudinių serijos pralaimėjo turnyro nugalėtojams Kauno futbolo mokyklos auklėtiniams. O kovoje dėl 3 vietos vėl tik po baudinių serijos nusileido futbolo centro Jūrmalos komandai. Tarp geriausių turnyro žaidėjų išrinktas kėdainietis vartininkas Erikas Rašišis, o geriausių Nevėžio komandos žaidėjų pripažintas Matas Petkevičius. Futbolo klubo Nevėžis vadovas Saulius Kibiniauskas akcentavo, kad jaunieji žaidėjai itin džiaugiasi tokiais turnyrais. 2004 metų gimimo, tai yra antrokai, jeigu taip pagal mokyklą, dalyvaujantis šiandieną turnyre šiame, viso 12 komandų, tai 2 iš Latvijos yra ir 10 Lietuvos. Komandos suskirstytos į 3 pogrupius ir Nevėžis žaidžia su Vilniaus futbolo akademijos Ekrano komanda, toliau žaidžia Marijampolės Sūduva ir Tauragės komanda. Daugpilio Daugava labai stipri komanda yra, Kauno Ąžuolas stipri komanda, Kauno futbolo mokykla labai stipri irgi papuolė 4, tai tame amžiaus grupėje vaikams reikia tikrai daug varžytis, kadangi nevyksta nei Lietuvos čempionatai, oficialūs dar, reiškia, nuo kitų metų tik prasidės, o jie visi jau treniruojasi, taip kad tikrai reikia žaisti, kuo daugiau draugiško, nes labai intensyvus vyksta to amžiaus, kaip sakant, tobulėjimas ir jiem tikrai reikia varžytis. Yra ir sporto mokyklos, kurį gaila dėl siūlėm dalyvauti, bet nežinau dėl kokių priežasčių, bet nedalyvavo šiame turnyre, nors siūlėm Juknevičiui treneriui. Yra dar futbolo klubas vienas, kuris irgi surenka metų būtent 2-4 amžiaus berniukus, tai jeigu jie visi viename būtų kolektyve, tai būtų dar pajėgesnė komanda, bet Nevėžiui ir šią sudėtimį labai gerai